Sveiki, sveiki visi, panelės, berniukai, treideriai, investuotojai ir visi kiti draugai. Šiandien trumpai noriu pakalbėti iš tikro apie Adobe's techninę analizę, bent tiek, kiek aš suprantu. Iš principo labai daug kas kalba, ką daryti su Adobe dabar, ar jos atsikratyti, ar ją laikyti toliau ir panašiai. Tai iš techninės pusės parodysiu savus dalykus, kur aš matau gerų tokių užėjimo taškų ir iš principo didelį potencialą Adobe iš tikrųjų. Bet čia aišku, kiekvieno asmeninis sprendimas. Bet iš principo kažkas yra gerai pasakęs, kad grafikai niekada nemeluoja. Čia mes galim žiūrėti, klausyti visokių gurų, vangų ir taip toliau. Bet iš principo reikia analizuoti techninius dalykus, žiūrėti, kur gali kaina pradėti kilti, apsisukinėti, atšokti ir taip toliau. Tai lygių susibraižiau. Iš principo šitie lygiai jau pakankamai yra senai subraižyti, bet toks dabar įdomus momentas. Nes realiai išeina ataskaita jos gruodžio 11 dieną. Ir iš principo, manau, tai gali būti geras indikatorius apsisukimui. Kodėl, paaiškinsiu. Žiūrint 4 valandų grafiką, e, yra čia tokios labai kelios įdomios zonos. Va čia. Čia ir čia. Čia yra voluminiai gepai. Kodėl šitie momentai yra įdomus? Dėl to, kad čia buvo mažai pirkėjų pardavėjų šitose vietose. Ką tai reiškia? Kad šitie gepai gali labai greit užsipildyti. Užsipildyti, tai jeigu kaina pradėtų viršų judėti, tai jinai čia žaibiškai realiai pakiltų. Taip, taip, ir čia pukšti. Iki čia. Vis minus, ne? Tai iš principo viskas atrodo taip. Tai va, tai žiūrint iš techninės dalies, tai va šitos vietos yra labai įdomios ir iš tikrųjų tas atkilimas čia galėtų būti pakankamai greitas. Nes šiaip Adobe taip pagalvojus, kaip spajus rinka visa laikas tvirtai, jinai čia visą laiką krito. Ir to prasme, jau jinai yra kažkur netoli savo dugno. Tai iš principo, jeigu žiūrėtumėm dabar į spekulaciją, tai su spekulacija būtų taip. Kas yra spekulacija, žinoma, ne, aš nepasikartosiu. Tiesauju. Spekulacija, kaip žiūrim uždirbti per trumpą laiką kuo daugiau pinigų, o investavimas, kaip investuojam ilgai, nuobodžiai ir tikimės, kad po 100 metų akcija kainuos ten 10, 20, 30 kartų daugiau negu dabar. Tai, žodžiu, spekulacijai reikėtų daryti taip, kad spekulaciją turėtumėm pramušti šitą lygį 3,60 ir kad kaina mūsų va taip pasivinguriuotų ir tada išvažiuotumėm viršų. Tada mes užeinam kažkur čia, virš 3,60 ir mūsų artimiausias taškas realiai būtų 3,80, va čia. O kitas taškas būtų, jau aš taip optimistiškai galvoju, 4,20. Į šitą vietą, kur raudona linija. Tai čia spekuliacinis variantas. Bet ne vienintelis spekuliacinis variantas. Yra dar vienas spekuliacinis variantas, kuris atrodo taip. Išeina earningsai. Gali būti, kad jie išeis, negali būti išeis greičiausiai geri, bet kaina pakris. Ir kaina pakris iki šito lygio. Kodėl? Nes čia vat, labai stipriai kažkada seniau atšoko nuo šito lygio, tai čia buvo 2002 metais, pagalvoju, baukut senai. Tai kaina tada pradėtų daryti taip ir tada turėtumėm ieškoti atšokimo taško, tai tada mūsų išėjimas čia. Čia kas liečia spekulaciją dabar kalbam, ne? Ir tada spekuliaciniam šitą pramuš lygį tikrai, jeigu nuo čia atšoks su stipriu judesiu ir judėsim į viršų. Ne? Tos raudonos linijos yra mūsų išėjimo taškai galimai. Tarkim, jeigu akcija pradeda judėti į mūsų pusę, mūsų čia ateina, pradeda daužytis, mes jau nebenorim laikyti toliau, tai čia vat mums labai geras indikatorius šitą liniją, kad galim jau šitoj pozicijoje ieškoti
išėjimo taškų, nes gali būti, kad apsisuks akcija ir, nu, biški pasikoreguos į apačią. Tai va, čia apie spekulaciją kalbant. Jeigu kalbam apie e, investavimą, investavimo dabar parodysiu dar tokį vieną labai fainą dalyką, kas labai patinka, tai yra disbalansas. Tuoj, sekundėlę. Va, Adobe's disbalansas atrodo taip. Ir čia, jeigu pažiūrėtumėm į šitą vietą, jinai čia atrodo labai gražiai. Kodėl? Nes akcija yra parduodama, ją šortina, taip kitaip vadinant. Akcija šortinama, o kaina jos nebekrenta. Kodėl taip vyksta? Taip vyksta dėl to, nes kažkokie didesni žaidėjai, dėdės tetos, kurie turi daug pinigų, dar kitaip vadinami instituciniai fondai, galit vadinti juos kaip norit, aš juos vadinu dėdės, kurie turi daug pinigų ir sugeba daryti didžius darbus rinkoje. Tai iš principo atrodo taip, kad žmonės tą akciją netiki, ją parduoda, o kaina jos nebekrenta. Tai šitoj vietoj galima identifikuoti, kad yra renkama pozicija. Ką reiškia renkama pozicija? Kad kai bus pozicija surinkta, akcija apsisuks ir pradės važiuoti į viršų. Tai nes taip dirba institucijos, jos kaip susirenka savo pozicijas, kaina pradės važiuoti į viršų. O kai pradės važiuoti į viršų, tada jau visi pradės užeidinėti į akciją ir akcija pradės stipriai kilti. Tai va, grįžtant prie grafiko, tai apie spekulaciją viskas pakalbėjom realiai. Investavimui, kas liečiam, tai va tas disbalansas, nu, labai gerai atrodo. Ir iš principo galėtumėm jau mes poziciją investavimui statyti kad ir nuo čia, kur dabar yra kaina. Nes iš principo, jeigu dar pakristų, mes dar dapirktumėm. Nes mes matydami disbalansą galim daug drąsiau rinkoje elgtis ir matydami, kad supirkinėjama yra akcija, galim nebijoti investuoti, jeigu esam pasiryžę ten ją palaikyti metus, 2 ir taip toliau. Tai iš principo tiek būtų. Nežinau, jeigu patiko video, būčiau labai dėkingas, kad paspaustumėt laiką. Jeigu norėtumėt dažniau matyti šitą turinį, būčiau dėkingas, kad užsiprenumeruotumėt kanalą. Ir tiek. Tai va, lauksiu komentarų iš tikrųjų, ar patiko, ar sutinkat su nuomonė, kad Adobe dar gali augti, parodyti jėgą. Ar galvojat, kad eis dugnu į apačią ir grįž gal prie kokio, nežinau, kiek čia va, prie kokių $200. Bet palei tai, ką aš matau, tai mūsų kažkur jau tas atšokimas kažkur jau netoli. Ir čia turime puikių zonų tiek spekuliacijai, tiek investavimai. Ir manau, kad čia laiko klausimas. Nu, kaip ir su visomis akcijomis greičiausiai. Laiko klausimas, kada jos išvažiuos. Ne? Bet čia mes matom didelį disbalansą, matomėm šitas zonas, kas mums leidžia daug drąsiau žaidinėti pozicijas ir nebijoti. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Čiau.